Pas mus šių procedūrų atliekama labai daug. Nesumeluosiu sakydamas, kad per metus aš tokių procedūrų atlieku kokius 300. Aš giliai tikiu, kad putlinant lūpas reikia nepersūdyti, kaip sako lietuviai. Darant moterį seksualią, patrauklę, moterišką, reikia iš jos nepadaryti žuvies. Apatinė lūpa turi užimti 2/3, viršutinė turi užimti 1/3 viso abiejų lūpų storio. Taigi, putlinamas lūpas aš visada žiūriu į šitą proporciją. Bet aš visada stengiuosi darbą atlikti taip, kad einant mano pacientė į gatvę ir sutikus pažįstamą, nebūtų tokio klausimo, Jėzau, kas čia tau taip padarė? Tai šito aš stengiuosi visada išvengti ir esu bent jau šituo atveju tikrai minimalistas. Bet nežiūrint to, mėgstu ar nemėgstu, man tas dalykas ganėtinai gerai sekasi, aš tą galvoju pagal pacienčių kiekį.